Pagalvok, kokie unikalūs mes visi esame, kiekvienas iš beveik 8 milijardų žmonių. Tačiau tuo pačiu metu, tam tikrais aspektais, visi mes vienodi. Nes visi esame mirtingi. Dėl šios priežasties įvairiausios filosofinės ir dvasinės tradicijos yra be galo daug rašiusios apie būtent mąstymo apie mirtį idėją. Posakis "mąstyk kaip mirtingasis" yra vienas iš 147 senovinių maksimų įrašytų ant akmens paminklo Delfuose, Graikijoje. Šie apmąstymai ir didžiulis dėmesys mirtingumui šiandien gali pasirodyti kaip ganėtinai niūri praktika. Tačiau panašiai kaip ir kitos maksimos, tokios kaip "pažink save" arba "tai taip pat praeis", šie trumpieji išminties žodžiai padeda suvokti ir priimti amžinąsias gyvenimo tiesas. Taigi, senovinė praktika, turbūt girdėta kaip memento mori, tiesiog reiškia prisiminimą, kad mirtis yra neišvengiama. Kai kurios iš pačių paprasčiausių budistinių praktikų apie mirtį irgi yra patys paprasčiausi kasdieniai priminimai. Pavyzdžiui, Tibeto tradicijoje vienuoliai prieš miegą apverčia puodelį aukštyn kojomis. Taip jie tarytum pripažįsta, jog gali mirti jau visai netrukus ir puodelio jiems daugiau nebereikės. Tada, atsibudę ryte, jie puodelį vėl atverčia, džiaugdamiesi galimybę gyventi dar vieną naują dieną. Vienas asmuo, kuris drąsiai susidūrė su mirtimi ir nevengė apie ją mąstyti, buvo 16 amžiaus filosofas Mišelis de Montainas. Kaip sako Montainas, visa pasaulio išmintis ir loginis mąstymas galiausiai suveda prie šio taško – išmokyti mus nebijoti mirties. Vienoje iš savo esė, pavadintoje "Filosofuoti reiškia mokytis kaip mirti", Montainas rašė: "Mes nežinome, kur mirtis laukia mūsų, todėl patys laukime jos visur. Mirties praktikavimas iš tiesų yra laisvės praktikavimas. Žmogus, kuris išmoko mirti, išmoko, kaip nebebūti vergu." Montainas manė, kad mirties vengimas yra žalingas ir žmogaus gyvenimui kainuoja pernelyg daug. Neįmanoma gyventi pilnavertiškai, jeigu mes neprisimename savo mirties fakto. Keli žodžiai aiškiai apibendrinantys Montaino filosofiją ir gyvenimo būdą. Ką žinau, mirtis yra tikra. Tai vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos Montainas žinojo tikrai. Tačiau kada mirtis pasirodys, yra nežinoma. Taigi, medituoti apie savo mirtingumo faktą ir gyvenimo nežinomybę aplamai gali būti nepatogu argi net skausminga. Tačiau tai be galo svarbu. O ir pozityvų efektą šis pratimas suteikia vos po minutės tokio apmąstymo. Praktinė išvada paprasta. Kasdien galvok apie savo mirtį, kad niekada nepamirštum, jog ji, kaip minėjo Karlosas Castaneda, visuomet sėlina už tavęs per ištiestos rankos ilgį. Mąstyk apie savo mirtį, kol pajausi, jog atsiranda nenumaldomas noras nugyventi tau skirtą laiko tarpą maksimaliai intensyviai, kad mirties akivaizdoje netektų ašaroti dėl prarasto ir deja jau nebesugrąžinamo laiko.